įskilusį veidrodėlį. Ir gavęs siuntinį, pirkėjas pamatė, kad veidrodėlis įskilęs ir iškart pradėjo reikšti pretenzijas, paskambinęs telefonu. Evaldas yra toks didelis atmazas, visokius vėjus pasakojo, kad atsiuntė gerą, o suskilo transportuojant. Tai sako, paskambinkit ir pabandykit pabūt kokiu krūtų, tipo to draugo draugų ir, pareikš pretenzijas. Sako, jisai greitai įsigasta. Rolandėlį, nustatyk savo. Užvažiuoju, davai tau pradėk pradžią, paskui aš prieisiu, čia yra gelį. Aha. Aliu! Jau. Taip, pavanom. Alio, labas. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas. Aš dėl to veidrodėlių vis tik skambinu dar. Taip. Nu, žinok, suskilęs jis yra. Aš noriu atgauti ir pinigus, ir kompensaciją. Už kokius veidrodėlį? Nu, kur atsiuntei? Dabar. Veidrodėlis yra įskilęs, kuriuos atsiuntei. Palaukite, bet... Su Evaldu kalbu šiandien, ne? Taip. Nu, Evaldai, tai va. Gavau, žodžiu, tą siuntinį, labai ačiū, bet įskilęs veidrodėlis. O kokie šie veidrodėlį siunčiau? Tai ką tu nežinai, kur tu dirbi, ką tu siunti? Tai žinau, kur aš dirbu. Ne, tiesiog, supranti, tiek atrodo ilgai derinomės, tiek viską ir aš dabar tiek esu supykęs, tai... Net... Ką tu ten taip ilgai kalbėjai? Jiem pakalbėk su šito. Čia! Alio! Nu? Alio, kas nu? Girdi dabar, taip. Aš nesupratau, kas šį per barį. Tu čia ką apgaut bandai? O ką aš čia siunčiau? Dabar man pasakyk, kokį... Aš tave pasiūsiu, girdi, į laišką sudėsiu ir nusiųsiu į Australiją. Ką tu čia dabar įsidirbinėjai, aš nesuprantu. Iš Joniškį sakyk, aš brokuotas prekės dabar čia siunti. Joniškį siunti. Nu tai juk atgavau aš tą veidrodėlį, atsiuntėt atgal juk. Tai kur dabar yra mūsų kitas veidrodėlis? Tai jūs man nesakėt, juk aš pinigus atidaviau už tą veidrodėlį. Tai kur naujas veidrodėlis, tai aš klausiu? Koks naujas, ką jūs išnekat? Tai susitariam, kad naujas veidrodėlis bus. Nu, Nesusitariam, mes... Nu, bet reikia čia išlaužt naują veidrodėlį. Čia tu malku gaus. Girdi, gerai. Dabar, kad niekam čia nieko nereikėtų ieškoti. Man penktadienį reikia priduoti mašiną. Žmogus atvažiuoja. Penktadienį man rytoj autobusą gali įdėtos veidrodėlius. Palauk, pasiklausykit manęs dabar. Sparną čia, kur siunčiau taip. Nu? Veidrodėlį atsiunčiau. Nu? Ko jis taip tyliai kalba? Aš juk siunčiau. Viską sutarėm, juk gražinot man veidrodėlį, pinigus atidavėm. Mes apie kitą veidrodėlį, aš vieną mašiną tą turiu. Tardžiau, nu. Nesupratau. Girdi. Dabar, jo. Dabar tu paklausyk. Karoči taip. Man per rytoj gauni veidrodėlį. Man nesvarbu iš kur. Kontai, net nesitarėmės taip. Girdi. Palauk, girdi. Aš dabar tau tariu, kaip bus. Mes dabar tarėmės. Aš tu duosiu pinigus. Bet tu supras, girdi, tu mane dabar pavedi. Girdi, aš pasakiau žmogui, karočią, kad jisai turi atvažiuotų, viskas, penktadienį mašiną paimtų. Oba. Ir dabar dėl tavęs aš esu, tipo, triokala, kad nėra tačkos, girdi. Tai man dabar ką daryti? Vyrai, palaukit. A jūs man nusiminėt, kad reikės kitą veidrodėlį? Aš sakiau. Girdi, tu tylėk iš viso. Aš sakiau. Tylėk. Pats tylėkit, nu jau. Tai ne tau sakau tylėt, tam sakau tylėt. Nu tai vyrai, apie Kokie vyrai dar? Kokie Girdi, vyrai? tylėk, o tu kišies kaip boba čia visur. Nu, sakyk, nu ką vyrai? Nu žiūrėkit, vyrai, juk man net nesakėt. Aš daviau veidrodėlį. Girdi, aš tavo adresą žinau? Žinau. Kokį žinai? Aš to galiu atvažiuoti. Ir tau padėt surasti, ką man reikia. Žiūrėk, dabar klausykis. Aš tave virš roto už ausų pakelsiu, tu man iškart surasi. Aha, gerai. Žiūrėk, dabar klausykis. Nu? Man ten jėmi veidrodėlę iškirti, aš nežinau, kam į bėdą buvote. Aš nusinčiau, bet man pasakė, kad buvo įskilt, aš
priėmiau atgal, gražinom pinigus, bet ką man sakė antrą veidrodėlį, kad reikia, iš kur aš turiu dabar ištraukti. Nu, kažtai neturiu, nu. Tai ar tai mano problemas, iš kur ištraukti, kur ištraukiai? Tai jeigu tu iš to čia dirbi dabar, girdi, nu tai tu gausi pinigus, tai kokia čia problema? Nu, aš vieną mašiną vyrai tą turėjau, nu. Kam čia bėdas, aš vieną mašiną, vieną Suzuki tą turiu. Vienos pusės veidrodėlį turėjau, kitą pusę aš turiu veidrodėlį. O kur tas Suzuki? Nu, yra pas manęs. Nu, Do pralėk. Do pralėk, be variklės, be nieko yra. Ką pralėkti? Tai koks čia Suzuki? Toks Suzuki ir yra. Išėjau kaip draugeliai. Ja. Man gali veidrodėlį, kad atsiųstų? Už ką o, sorry, pamiršau, biškį, jo. Girdi. Girdi, kur veidrodėlis? Girdi. Oi. Vyrai, nepykant mūsų. Evaldų klubas, radistai išdėpė. Žinau, man pagailo tavęs, iš tikrųjų, kaip jau čia šaukiau, jokaujamės, nepyksti? Ne, nepyksta. Net išėjai į kitą kambarį, nuo žmonos ar nuo ko? Ne. Tave užregistravo tavo draugas Edgaras. Radistai per ZIP FM nuo 19 valandos.